Nesaldus tortukas ir mados. Tortukas, grietinėlė ir bananas užlipo ant stalo. Tada tiesiu taikymu nutipeno prie cukrinės. Jie priėjo prie boružėmis numarginto indo. Tortukas mėgino giliai įtraukti oro, bene užuos cukrų. Ar aš jums nesakiau? Šūktelėjo bananas, nuvožęs cukrinės dangtį. Ir iš tiesų, cukrinės dugne gulėjo mažas žiupsnelis cukraus, kurios miltelės buvo prilipę prie indo sienelių ir šiek tiek pageltę. Oi, plonai cyptelėjo jis. Jūs mane prižadinote. Atleiskite, mielos ponė, mano vardas Tortukas, o čia grietinėlė ir bananas. Mes atvykome iš šaldytuvo, nes šeimininkė pamiršo į mane įdėti cukraus, todėl aš esu nesaldus. Aš esu ne ponas, o tiesiog cukrus, cyptelėjo jis. Mielai tave pasaldinčiau, bet manęs čia beveik nebėra. Ištirpau šeimininkės arbatos ir kakavos puodeliuose. Tuomet gal žinote, kur galima rasti jūsų daugiau? Prie reikalo nukreipė bananas. Nežinau, cyptelėjo cukrus. Mane iš pakelio įbėrė pirmąjį, o kur padėjo likusių cukrų? Nežinau. Bet pamėginkite 16 lentyną nuo dešinės. Tada pasukite į kairę, tada labiau į dešinę. Turiu omeny tą dešinę, kur kairiau. Aišku, nutęsė grietinėlė. Produktai palinkėjo cukrui geros kloties, bei malonių maudynių arbatoje bei kakavoje ir nusiropštė nuo stalo. Jie pradėjo eiti juodai baltomis virtuvės plytelėmis į dešinę, kuri buvo kairiau. Kai jie priėjo cukraus nurodytą spintelę, už jos durelių išgirdo šurmulį. Bananas atvėrė dureles ir jie pamatė neįtikėtiną reginį. Centre stovėjo pjaustymo lenta, kuria it podiumų vienas po kito vaikščiojo pyragėliai ir pyragai. Iš šonų sėdėjo įvairiausi produktai. Plaktos grietinėlės su įmantriausiamis šukuosenomis, elegantiškos pinutės ir ragaišiai, ryškiaspalvė želė, stilingi sausainukai, prašmatnūs kvapų butelaičiai ir liesi bei aukšti prancūziški batonai. Mūsų produktai prisėdo galinėse vietose ir užgniaužę kvapą ėmė stebėti lentale vaikščiojančius pyragus, kurie išdidžiai prieidavo per visą jos ilgį, kraipydami putnių šonus. Tada dingdavo užkulisiuose, kuriuos atstojo pakabintas virtuvinis rankšluostis. Kokia elegancija, koks žavus barstymo kampas, lingavo iš susižavėjimo, taip pat gale atsisėdęs batonas. O kas čia vyksta? Paklausė Tortukas. Kaip tai kas? Dr. Edgar pabarstukų kolekcijos pristatymas. Kas tie pabarstukai? Vėl paklausė Tortukas. Na, tie gražūs dalykėliai, kuriuos matote ant pyragų viršaus, paaiškino. Ir tikrai, produktai įsižiūrėjo į vaikščiojančius modelius, kurių viršų puošia įvairiausi gražumynai, simetriškai suguldyti sidabriniai žirneliai, cukriniai pabarstukai, mielos širdelės ir auksiniai perlai. Aš irgi noriu tokių pabarstukų, pasakė Tortukas. Tai nueik į užkulisius ir paprašyk. Tortukas beregint nubėgo už žaliojo rankšluosčio, kuriame nepaprastai gražus pyragėlis auksiniais perlaus kariukais. Vieną po kito saldėsių siuntė ant podiumo. Mielasis, kodėl tu dar nepasipuošęs? Paklausė tortą pamatęs tas pyragėlis. Tuoj, atsakė Tortukas ir puolė bertis ant savęs visus pabarstukus, kuriuos tik rado. Ei, mesjė, ką jūs darote? Išsigando pyragėlis. Pabarstukai yra toks daiktas, kuriuos reikia barstyti neperlenkiant lazdos. Iš pradžių vieną puselę perliukais, tada kitą širdelėmis, pasakė jis, rinkdamas nuo tortuko bet kaip sumestas pabarstukų krūveles. O dabar eik, paliepė tortukui. Tortukas išėjo ant pjaustymo lentos. Tortuk,
Tortuk! Palaikančiai šūktelėjo Bananas ir Grietinėlė. Vargšas Tortukas taip susidrovėjo, kad jam susipynė kojos ir jis bemat pargriuvo. Net keli jo pabarstukai nusirideno ant žemės. Publika pradėjo kvatoti. Oi, koks gremėzdas, juokėsi jie. Tortukas skubiai spruko nuo scenos ir pabėgo iš spintelės. Užtrenkė paskui save dureles ir sunkiai kvėpuodamas nusprendė daugiau niekada nebevaikščioti podiumu. Bet nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Dabar jo viršų puošia nepaprastai žavūs pabarstukai. Su tokiais kiekvienas tortas gali pasijausti ypatingu.